Įtemptos rungtynės. Labas, Normanai. Ir tu eini žiūrėti futbolo? Ne, Džeimsai, einu repetuoti su grupe. Aišku, kad einu žiūrėti rungtynių. Tai svarbiausios rungtynės metuose. Žiūrėkit, ten pagrindinis žaidėjas. Dėdė Semai. Gali pasirašyti ant mano vėliavos, Semai? Of course, Norman. Žinoma, Normanai. Kaip noriu pamatyti, kaip smūgiuosi įvarčius, labai karštai tave palaikysiu. Ne, Normanai Praisai. Pažadėjau Belai, kad padėsi įkepti pizzas. Mam! Nepamirškite liepsnojančios žarnos. Nesvarbu, kaip žaisite, svarbiausia sumalti miltus Trevoro komanda. Nepamirškite Pontipandžio vienybę, privalote laimėti. Treneriai, ateikite į aikštę mesti monetos. Trevorai, mano senas priešininkė. Mes ir vėl susitinkame. O taip, Norisai, atrodo jaudinėsi. Ne, šiek tiek jaudinusi, kad labai verksi, kai pralaimėsi. Metu. Skaičius herbas. Skaičius. Nesąžininga. Kodėl turiu padėti Belai? Per svarbiausias futbolo rinktynes. Gal viskas geriau nei tikėjausi? Čia, Normanai, gracija. Taip gera, kad tai padėdi. Atleiskite, praleisiu rungtynes. Nėra kada, Normanai. Turime klientų. Pasodink juos. Pronto. Vardai. Bronwyn ir Čarlis Džonsai. Rezervavote staliuką? Ne, bet... Čionai. O, iš čia puikiai matosi rungtynės. Tikrai nepastebėjau. Kaip gera pakeisti aplinką ir išbandyti kažką naujo. Norėčiau picos su jūros gėrybėmis. Kiek pasirinkimų? Ką rekomenduotum, Normanai? Rekomenduočiau paskubėti. Pirmin liepsnančios žarnos. Pirmin Pontipandžio vienybė. Šaunuolė meilė. Ji žaidžia beveik taip pat gerai kaip aš. Čia, Semai. Aš laisva, Elvi. Stop. Ne taip varaisi kamuolį. Parodysiu, kaip reikia. Man, sere, aš laisvas pareigūnės tyli. Aš pats. Įvartis. Ne, Elvi. Atidžiai stebėk, Normanai, ir netrukus tapsi puikiu šefu. Nenoriu būti šefu. Noriu žiūrėti futbolą. Pirmą padarysime apskritimą iš šios belysimo tešlos. Tada šiek tiek skanaus pomidorų padažo. O tada didelė sauja sultingos mocarelos. Baigiau. Pagaliau gali žiūrėti rungtynes. Nekenčiu picų kepimo. Semai, čionai. Taip negalima, ar ne? Taip, negalima, Elvi. Pontipandžio vienybė gali smūgiuoti į vartus. Pasiruoškite šimtmečio įvarčiui. Stop. Mokykitės iš profesionalo. Štai kaip reikia smūgiuoti. Va, jie pataikė į savo vartus. Valio. Įvartis.
Įvartis. Pamiršk futbolą, Normanai. Atsargiai nešk maistą. Mama mia, ką tu padarei? Labai atsiprašau. Tuoj viską sutvarkysiu. O tu išimk iš krosnės pepperoni pizzą ir nunešk Benui į prieplauką. Gerai, Bela. Taip nesąžininga, dėl šios kvailos picos praleisiu rungtynes. Ai, kaip reikia pulti. Štai, kaip reikia gintis. Na, mums čia nėra ką veikti. Galime eiti namo. O štai, kaip reikia spirti ore. O, mano nugara. Ta pica keistai kvepia. Labai keistai. O ne. Padėkit ugnis, ugnis. Įvartis. Pontipandžio parke kilo gaisras. Pontipandžio parke kilo gaisras. Penė, gesinsime ugnį kalvos papėdėje. Elvi ir Elė, evakuokite žmonės. Oras 100%. Džiaugiuosi, kad visi sveiki. Kai gaisras kyla įkalnėje, reikia likti apačioje, nes ugnis ir dūmai labai greitai kopia aukštyn. Atleiskite, gaisrininkė Semai ir Bela. Ten norėjau pažiūrėti futbolą, bet reikėjo susitelkti ties picomis. Suprantu tave, Normanai. Juk mėgstu futbolą taip pat kaip ir tu. Tikrai? Pirmin, liepsnojančios žarnos. Pirmin, žarnos. Įvartis. Valio. Mama mia, tai buvo bellissimo. Galima autografą? Žarnos. Atleisk, kad sugadinsiu ūpą, nors tikiuosi nepamiršai senos taisyklės. Laimėtojai stato vakarienę. Ką sakei? Su kumpiu ir klevų sirupu, Normai. Aš norėčiau su krevetėmis. O rūkytos pepperoni, Normanai. Man pica su špinatais, be sūrio. Aš norėčiau kalzonės. Padas negali būti storesnis nei 45 mm. Aš norėčiau piemenėlių pirago. Neblogos rungtynės, Norisai. Ačiū, drauguži. Ir tu neprastai pasirodei. Mano kamuolys.